nedidelis namelis tarp nendrių. Jis bus 4,30 ant 4,30 pačio pagrindo, o centre mažiukas lovos dydžio. Pradžiai padysim rasti koronką. 9 metrų vieną metrų. Bet centrai laukia. Kiek architektas turi laikytis principų, kiek turi būti ar toks radikalus, ar atspilėti poziciją. Žinoma, ne visą laiką pavyksta įtikinti kitus ir neišvengiamai tenka eiti kompromisus, bet daryti tai, kaip tu netiki, tai kam tada? Kokia prasmė? Mūsų gyvenimas yra tiesiog per trumpas, per gražus, aplink yra per daug gražių dalykų ir per daug gerų neperskaitytų knygų, kad tu darytum tai, ko tu netiki. Oh, I love it. Block was inhabited only by birds. Passengers had no choice and continued to advance into the unknown future. Ir maždaug šitoj vietoj namelį platforma. Tai turi būti namas, kuris neturi sienų. Mūsų sienos tai yra tai, ką matom aplinkui. Mes turim padaryti kažkokį tokį objektą, kuris nekurtų mūsų erdvės kaip pats objektas, o kad mūsų erdvė taptų šitą aplinką. Sala bendrai kaip kūrybinė platforma gali būti suvokiama labai plačiai. Tai skirta ir tiek ir visokiam architektams, fotografams, dizaineriams, bet kokiems žmonėms, kas nors daro, atvykti čia, šiek tiek izoliuotis nuo aplinkos ir atsiduoti kūrybai.